Vasario 18 dieną Klaipėdos universitetinėje ligoninėje vykusi konferencija 2016 m. vidaus ligų diagnostikos ir gydymo moduliai buvo skirta išskirtiniai datai – 40 metų ligoninės sukakčiai paminėti. Pradžioje be abejonės buvo kūrimasis įstaigos, kuris buvo nelengvas ir konkurencinių požiūrių ir tai, kad visiškai nauja ligoninė atsirado. Vėliau be abejonės ligoninė plėtėsi, prisijungdama kelias ligoninės dar mažesnės, infekcinių ligų, akušerijos, onkologijos ir kai kurias kitas. Toliau pamažu prieš 10-metį tapo universitetinė ligoninė ir šiandieną ligoninė be abejonės yra kitokia nei prieš 10-metį, jinai yra pakankamai žinoma, pakankamai stipri, joje daug gydosi pacientų. Praeitais metais atlikome virš 30 000 operacijų ir esame trečia ligoninė, nelabai daug ko skiriamės nuo Santariškių klinikų operacijų skaičiumi. Turime 33 lygio sveikatos priežiūros paslaugos ir šiandieną ligoninė eina Europinės ligoninės link. Mes esame, jeigu ne vienintelė, tai labai nedaug tokių ligoninių yra, kur, sakykime, mes neatsakome hospitalizacijos. Esant reikalui pacientui gydytis ligoninėje, jis bet kuriuo atžvilgiu paguldomas. Mes stengiamės pacientą pritraukti prie mūsų ligoninės, nežinome, kad vieną kartą jam atsakius, be abejonės, kad kitą kartą jis ieškos kitos ligoninės. Iššūkių be abejonės yra įvairių. Tai europinė integracija, kada pacientų skaičius iš kitų šalių auga. Kita vertus mūsų laukia iššūkiai dėl migrantų, mes jau ir šiandieną jų turime, nedaug tiesa, bet jau yra. Ir be abejonės, kad šitas iššūkis bus pakankamai didelis dėl kalbos barjero, dėl ligų, kurių anksčiau nebuvo pas mus ir panašių dalykų. Šiandieną ir ateityje informacinės technologijos, technika ir tai yra didelis iššūkis visiems mums, visiems medikams, be abejonės, kad jį reikia priimti, jį suprasti. Žinoma, mes stengiamės, vykdom nemažai elektroninės sveikatos projektų, šiuo metu 2 stambius projektus, labai gerai vystosi projektas su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis, kurį mes eilę metų vykdome ir jis yra tęstinis. Stengiamės neatsilikti nuo dabartinių ir būsimų iššūkių sveikatos priežiūrai.